Tai sveiki visi. Šiandien tokia atrodo graži diena, ne vien už lango, bet ir dėl pagaliau tas progos atėjo išsamei pasikalbėti su Dainium, nes jau čia tikrai ilgą laiką galvojom, kad padarom podcastą, pasikalbam apie viską, bet taip jau būna su draugais ir tikrai noriu pasidžiaugti. Dainius per labai trumpą laiką tapo tikrai artimų draugų, tai kažkaip visada atrodo su draugais atsiranda tų vis kitų temų ir tų tokių plačiai viską aptarti ir rašyti, atrodo, vis neatsiranda gero laiko. Ir iki pat vakar atrodė, kad ir grafikuose visiškai vasarinė ramuma tokia, tai puikus laikas yra paliesti visom kitom svarbiom temom, apsikeis nuomonėm. Ir aišku, tą vasarinę ramumą grafikai truputį sujaukė vakar. Bet aš manau, čia apie kainą šnekėtai gal nėra labai didelio tokio stimulo, čia to volatility visi laukia, biškai gavom, nieko čia tokio esminio neįvyko. Tai aš įsivaizduoju, apkalbėsim daug tų svarbių įdomių temų ir dar labai noriu pasidžiaugti būtent dėl Dainiaus, nes tikrai manau ir drąsiai galiu teigti, kad jis yra vienas iš visos Lietuvos kripto bendruomenės lyderių, ypač kalbant apie edukacinę pusę ir tą skleidžiamą žinią. Tai džiaugiuosi, tikrai labai įkvėpė jo didelis noras dalintis, rašyti, diskutuoti, kažkokią sukurti vis naujas įdomias iniciatyvas, kurios apjungia tos aktyvius skirtingus kripto žmonės ir taip vis būriai bendruomenę. Tai tikrai džiaugiuosi tą progą, kad galiu šiandien išsamei pašnekinti Dainių. Gal ne tiek pašnekinti, gal abu tiesiog pasikalbėsim apie viską iš dviejų skirtingų perspektyvų, bet ačiū Dainiau, kad radai laiko. Tikiuosi visiems bus naudinga paklausyti. Ir labas tau. Labas. Matai, kaip pasakyti, aš visada galvoju, kad turbūt ne aš esu tas įdomiausias žmogus, žinai, ką ten galėčiau labai papasakoti ir panašiai. Aš, kai kalbinu kitus žmonės, man kažkaip kiti atrodo įdomesni. Tai nežinau, jeigu tau pavyks kažką iš manęs ištraukti, labai bus fainai. Tikiuosi. Nu, su tavo, kiek tu čia esi postų parašęs dabar per tos 1,5 ar 2 metus, ten 14 000. Jeigu Telegramą ir Facebooką, tai gal 20 000 bus. Vien Facebook'e, kiek ten, 2600 jau berods netoli. Nu, ir tu sakai, iš tavęs sunku kažką įdomaus ištraukti, nes ne kiekvienas tas postas tai nėra, kad tiesiog kopija. Tu beveik visuose ir savo nuomonę kažkur subtiliai taip įterpi, kažkokį duodi pamastymui tokį, užkabini kažkokį akcentuką. Tai aš manau, žinai, jeigu 20 000 ir kiek postų padarėjai su tokiais užkabinimais, tai tikrai iš tavęs vien įdomi informacija ir ištrauksim. Nu, tikėkime. Tai gal man net iš tikrųjų labai būtų įdomu, nes jau kadangi vis tiek taip esam susipažinę, bet tų tokių tavo pirmųjų žingsnių visų kripto, kaip tu čia atėjai į tą sektorių, aš net gerai kaip ir nežinau, įsivaizduoju ir bendruomeniai daug kas nežino, gal daugam būtų įdomu, tai kokie tie pirmi žingsniai buvo, kaip tas kripto atėjo pas tai gyvenimą. Matai, įdomiausia yra tai, kad tie pirmieji žingsniai tai buvo nepadaryti. Nors atrodo buvo labai viskas šalia, žinok. Tai pas mus grupė yra Saulius, toksai visai neseniai, aš čia sutikau gal prieš keletą mėnesių ir pakviečiau į grupę. Tai būtent Saulius buvo tas žmogus, kuris supažindino, ne tai, kad supažindino, bet tiesiog tą mintį tokią davė apie Bitcoin. Kažkada seniai dar ko nebuvo Brexito, dar kelinti čia metai turbūt buvo, gal 2 metai prieš Brexitą, tai dabar nepasakysiu tiksliai, bet kažkas tokio. Aš iš Anglijos važinėdavau į Angliją, ten siūsdavau įvairius telefonus ir pasauliu neždavau taisyti. Ir jisai mainindavo bitkoinus. Bet tiesiog būdavo ten vaizdo kortos tokios nedidelės, sako, nalaus užsidirbu, žinai. Tai tuo metu, kiek ten galėjo būti tų bitkoinų, gal kokie 5-6 bitkoinai per dieną, gal kažkas tokio maždaug įsivaizduoti galima buvo. Išmainindavo ir sako, gal tu nori nusipirkti ir sako, koks man ten, žinai, kažkur ieškoti, sako, tau duodu, tu man duodi nalaus ir viskas. Maždaug toks pokalbis buvo, žinai. Ir aš pagalvojau, kad, kažkokie internetiniai pinigai, kažkur kažkas, kažką, nieks neaišku tuo metu buvo, kaip čia bus, kas čia bus, kam čia reikia ir taip toliau, žinai. Tai atrodo tas, dar man atrodo, ar litai buvo tuo metu
berods litai buvo. Dabar net gaminsiu gerai, žinai, bet esmė tokia, kad, nereikia, galvoju, geriau aš nusipirksiu kažkokį sudaužytą telefoną ar kažkokį sugedus ir geriau pataisyti ir uždirbti iš to, negu į kažkokius ten investuoti bitcoinus. Tai va, buvo pirmas toks nežingsnis. Faktas tas, kad prekyba eBay'uje ten užsimdavau labai stipriai, tai ten buvo galima prekiauti kriptovaliutom. Tai prisipirkęs buvau, dar dabar yra piniginiai iš esmės ten tų visokių įvairiausių tų kriptovaliutų ir laikiau jas. Nepirkau, puikiai atsimenu, nepirkau Etherio, Litecoin'o nepirkau, nes man atrodė labai brangu, o tada gal buvo 70 eurų, gal Etheris kažkas Trigger 140, kažkas tokio, va tokios kainos buvo ir atrodė labai labai brangu, neapsimoka, žinai, tokių pirkti. Jau pakilo labai stipriai. Tai prisipirkau įvairiausių ten. Prisimenu vieną iš pirmųjų, tai buvo XRP Classic. Tai ten shitcoinas, skemas ir ten gali vardinti kaip nori. Žinai. Tai ten 35 milijonus, man atrodo, tų žetonų nusipirkau, Etherio blokų grandinės. Gas fees, aišku, ten palygina brangokai buvo, atsimenu. Ir po šiai dienai dar jos turiu, va, žinai. Tai toks pirmas žingsnis tur buvo tų shitcoinų prisipirkimas, bet ne iš kažkokių tai biržų, bet būtent per eBay. Tai va, dabar, aišku, viso šito daryti negalima, jau čia buvo labai labai seniai. Tai žmonės, kurie prekiaudavo eBay'uje kriptovaliutom, tai darydavo neįsivaizduojamus pelnus. Tai ten dvigubai mažiausiai būdavo už tas kriptovaliutas. Tai va kažkaip tas buvo tokia pirmieji žingsniai, bet labai stipriai nesigilindavau, kas ten yra, kaip ten yra ir taip toliau. Tai dar atsimenu, nusipirkau kompiuterį, kad visiškai naujas buvo, ramas buvo 512 megų. Ir galima buvo maininti Dogecoiną. Tai kažkaip ten kažką tai bandžiau, skaičiavau, dariau, žiūriu, kad ten tas Dogecoinas 0,0002 berods buvo kaina. Nu, kažkas tokio, kad ten dar labai toli gražu iki cento lies. Paskaičiavau, kad turbūt verta geriau nusipirkti negu maininti. Nes, ten tūkstančiais galėjau nusipirkti ir ten už keliasdešimt dolerių, kaip pavyzdys, ar ne. Ir vėl to žingsnio nežengiau, žinai, va tuo metu va tą bitcoino nepirkau, Dogecoino nemainau, ir dabar darau, jau dabar su airdropais truputėlį užsiemu, gal net ne tai, kad truputėlį, o visą vasarą tam paskiriau. Tai jau galvoju, tų tokių ženklų nereiktų jau praleisti. Tai nežinau, ar čia labai įdomi ta mano tokia istorija, ar ne, bet va, pirmieji žingsniai buvo tokie, visiškai ženklai buvo, nepasinaudojau. Tai va. Aš tai skaičiau labai įdomi, žinai, čia man tai asmeniškai iš tos perspektyvos, aš pačioj pradžioj, dar man atrodo, tokia šiandien buvo galima, čia gal buvo 19-18 metai, mano irgi ten tokia buvo ganėtinai pradžia čia su visais bitcoinais kripto ir pardavinėjom per eBay'ų bitcoinus, čia man iš ir turbūt nesigirdėjo šitų istorijų. Ten tas ankainius užsidėdom, tokia irgi buvo pradžia, aš ten nesupratau, ką darau, žaidžiom procentukų, man ten tas bitcoinas, ne bitcoinas buvo nesvarbu. Tai man iš tos pusės įdomu, kad čia ne iš vienas praėjau pro šitą prekybą eBay, nes dabar atrodo toli gražu nuo to nuėjus visą rinką, čia kažkaip neįsivaizduojama. Taip. Kitą kartą paprasčiau išsigryninti pinigus per kriptovaliutas, o per tokius dalykus, negu ten per PayPalą, per banką ir panašiai. Tai va, tas pirmas toks ir buvo, turbūt tas susidūrimas tom kriptovaliutom. O kaip per tą visą laiką, kaip bendrai požiūris pasikeitė, kai skaitai tiesiog pirkai, bet ką, o dabar kaip tu tą matai visą kripto sektorių, rinką, kaip čia geriau įvardinti? Faktas, kad labai labai stipriai keičiasi, paimti bitcoino kapitalizaciją, tai ten 15 metais buvo 98%, ar ne, tai nebuvo su kuo konkuruoti, ar ne, po to atsirado Etheris ir iškart krito ten iki 44, ICO ten tas laikotarpis buvo, man atrodo, 17 metai, ar ne, kai jau Justo Pikelio laikais, kai Zuokas leido savo žetoną. Tai tuo metu buvo tas bumas toks ir tie pinigai pertekėjo į altcoinus. Po to vėl atsigavo per tuos covidinius metus irgi pakilo, berods iki 70% ir dabar vėl krito iki 45%, dabar vėl truputėlį kyla. Tai tokia statistika, nežinau, sakau, įdomu būtų, kaip pasakyti, bandyti paspėlioti tą ateitį, bet
kaip bitkoino tas kapitalizacija keitėsi, tai ir mano nuomonė keitėsi. Atsiranda ne veltui taip ir būdavo, nes yra naujų kažkokių altcoinų, naujų projektų, naujų dalykų, tai automatiškai pinigai perteka ten ir atrodo, viskas jau keičiasi, jau bitkoinas nueis į šoną, sena technologija kažkokia ir taip toliau, bet vėl bitkoinas grįžta. Tai taip ir nuomonė, lygiai taip pat, žinai, yra, atrodo, vieną kartą viena, kitą kartą po pusmečio gali būti visiškai kita, dabar dar kitokia. Ir aš manau, tai yra normalu, žinai, kai normalu yra keisti nuomonę, bet negu kad užsiciklinti ties kažkokią, tai, žinai, fiks idėją ir sakyti, kad čia viskas dabar tai bus, nes aš taip noriu, kad būtų. Tai dažnai mes painiojam turbūt norą su tuo, kas būtų ir kaip yra iš tikrųjų. Tai turbūt ir apie nuomonę taip pat galiu pasakyti. Jo, čia sunku nesutikti būtų su tavim. O ten paminėjai dar, kad ten portfelį dar dabar ten kažką laikai iš senų dalykų. Įdomu būtų iš vis, kaip tavo atrodo investicinis portfelis. Nu taip, aišku, čia konkrečiai tai nenoriu gal sužinoti, bet ten gal procentaliai maždaug ten kešas, tam tikri koinai, gal dar kažkokių metalų ar kažko tai turi. Jeigu, aišku, nepaslaptis čia. Bet supranti, ką kriptovaliutos iš esmės, kam jos reikalingos, žinai, kaip ir valiutos, kaip ir pinigai, kaip ir nežinau, iš esmės pinigai galima labiausiai panašiausias dalykas kriptovaliutos. Tai iš esmės jomis reikia naudotis, norint pajausti, ką jos gali. Vien tik tai užduokit savo klausimą, kas klausot, ką gali, pavyzdžiui, Arbitrum žetonas, arba ką gali Polkadot žetonas, kaip pavyzdys, ar ne, kam jie reikalingi. Tai vien tik dėl to laikyti spekuliaciniais tikslais, kad turėti ir kažkada, tai tikiuosi, žinai, ten 10x, 100x pagausiu, tai nežinau, čia yra turbūt klaida kripto rinkos dalyvio, kad nesinaudoja būtent tais produktais, ką suteikia ta kripto rinka. Tai Web3 domenai. O aš tai gal tu truputį norėčiau įsiterpti prie to pačio. Tau netrodo, kad nesinaudoja gal dėl to, kad tiesiog trūksta tų realaus gyvenimo, kur tau tai priimtų, kur tai tu gali integruoti kažkur verslę savo, ar dar yra daug tų ir bugų visokių, žinai, klaidų kode, kai kur dėl saugumo netinka, skemai, kai kur dar, dėl to gal tas taip ir nesinaudoja žmonės. Tiesiog galvoja, saugiau nusipirk, pabandyčiau išlošti, ateityje, jeigu jau išplis, tai tada naudosiu. Faktas, kaip ir bet kokioj srity, žinai, ten, aš nežinau, gal koks ten ūkininkas ar kažkas, jam vieni dalykai svarbesni, kripto rinkos dalyvių kiti dalykai svarbesni, žinai, ir tas, paprastas žmogus kažkoks, kur tik girdėjęs apie bitkoiną, bet ten nelabai įsivaizduoja, kas tai yra, tai jam iš vis turbūt tie visi, nežinau, protokolai, domenai, nežinau, ten Web3 tapatybės ir taip toliau, tai jam atrodo, nereikia paprasčiausiai to ir aš jį suprantu puikiausiai, tai bet norėčiau paraginti, kad reikėtų naudoti. Būtent NFT visi teikia, kad kažkoks beprasmis paveikslėlis ir panašiai, tai tas paveikslėlis yra tik tai duodama išvaizda tam žetonui. Tai daug dalykų yra, sakau, yra apipintų legendomis, neteisingais supratimais, įsivaizdavimais ir jeigu tikras investuotojas ar tikras kripto rinkos dalyvis, tai jis turi aiškinti. Tai sakau, pradėkit nuo paprasčiausių dalykų, ką norėčiau kiekvienam pasakyti, tai kokį nors Arbitrum žetoną, įsiaiškinkite, kam jis reikalingas, kokią perspektyvą jisai turi, viską, apie vieną kažkokį tai žetoną, tarkim, blokų grandinės, motininį, ne žetoną, o monetą, ne, šiuo atveju žetonas ar Arbitrum, tai tarkim, ar žetoną, ar monetą, kažkoks tai Layer 2 blokų grandinės, kam jis reikalingas, nes Arbitrum žetonų tu negali atsiskaityti už gas fee, už, tarkim, pervedimo mokesčių. Tai ir ar jisai turi perspektyvą, aš nesakau, kad jis neturi ar ir panašiai. Aš tikiu, kad reiktų pasiaiškinti tokius dalykus, o ne kaip dažnai, žinai, girdi kalbant, šitas projektas labai geras. O kuom jisai geras? Tom, kad ten už jo stovi kažkokie tai rimti žmonės? Ir kas? Tai daug dalykų ir šiaip, žinai, tokios mintis kitą kartą kyla, kad dabar, ką mes esame įsimylėję, tokius projektus kaip Polkadot, tarkim, Cardano ir panašiai, ten yra amžinų tikėtojų, ar ne, kažkokiu tai čia turbūt yra didžiausia klaida, turbūt, nes būtent per šitą bear marketą mes ne tik prarandam pinigus, laikydami tos žetonus, bet atėjus bull runui gali aktualumą prarasti tos monetos iš vis.
nes ateina debesis naujų dalykų, kaip, aišku, aš dabar gal tam tikram burbulė esu, ne, Ethereum Layer 2 blokų grandinėse, daugiau šituose dalykuose bandau išsiaiškinti, išmokti, sužinoti, tai, na, ateina tikrai didelių dalykų ir aš neįsivaizduoju, kur įsipaišys, tarkim, tos atskiros blokų grandinės kaip Cardano, Polkadot ir kitos. Tai... O tai kalbančiau, kadangi paminėjai tas kitas visas blokų grandinės ir kad čia keičiasi, kaip tu manai, kas turi gal ne iš būtent ant pavienių žetonų kažkokių, bet kažkoks kaip sektorius ar tendencija, tokį, kaip tarkim, infrastruktūriniai kažkokie dalykai, ar ten kažkokia, kas būtent turi tavo manimu geriausias tokias perspektyvas ateityje. Nekalbant, tarkim, apie Bitcoiną dabar atskiriant iš visų tų kitų kripto, kur tu matai didžiausią ateitį, jeigu taip žiūrėtum 5 ar 10 metų į priekį, taip, nes ten toliau turbūt labai sunku prognozuoti, bet 5 ar 10 gal dar galim kažkiek numanyti. Iš dabartinės perspektyvos, bet aš sakau, to žodžius galiu bet kada atsimti, nes viskas labai greitai keičiasi, tai iš dabartinės perspektyvos tai matau eterį. Tai kad ir kaip to eterio daug kas nemėgsta už nežinau, sandorio atlikimo laiką, už brangias transakcijas ir panašiai, tai visą tai sparčiai keičiasi būtent su Layer 2, su naujom blokų grandinėm ant eterio blokų grandinės. Tai šitoj vietoj, sakyčiau, didžiuliai pokyčiai ateina ir tas eteris vis tiek reikalingas, nes jis vis tiek reikalingas už gas fees, už ten, nežinau, farminimą ir aibę galybę įvairiausių operacijų. Tai vat, ir eteris dabar yra defliacinė moneta, tai sakyčiau, vienas iš saugiausių tokių dalykų iš šios dienos perspektyvos tai būtų eteris. Vis tiek, kad ir kaip tu gali mylėti ten, nežinau, Hedera, Cardano, Kosmosą ir dar kažką, bet vis tik visi pinigai eina į čia. O ten dėl eterio ten, aš kiek žinau, yra ir kas bando būtent eterio blockchainą, gal tik kodą nukopijavę ir ne būtent atvirą blockchainą, bet savo ten CBDC testuodami, ten bankai, dar kažkas institucijos yra, kas būtent tą naudoja. Aišku, nebejoju, kad yra turbūt ir kitus bando. O kiti tas CBDC iš vis be jokių blockchainų per duombazes bando. Bet teko girdėti, kad ne vienas testuoja ir eterį būtent. Taip, ir Hedera testuoja bet šiaip turbūt labiausiai girdėjau eterį ir Hedera, daugiau kažko tai tokio nesu nugirdęs, kad kažkas tai būtų. Vat Hedera tai konkrečiai Naujosios Zelandijos ten centrinis bankas testuoja, bet dar XRP testuoja taip pat šitą. Daugiau kažkaip nepamenu, arba iškrito tokie dalykai, bet vis tiek, sakyčiau, kad ir kaip tu nori, nenori, patinka, nepatinka, ta meilė kažkokiam projektui, meilė žetonui, įvaizdžio kažkokio pamilimas, tai čia turbūt didžiausias priešas yra viso ko. Kad ir man, sakau, tas eteris, kad ir kiek aš esu blogų įrašų apie jį parašęs, bet, veikia. Viskas veikia, viskas developerių daug, žinai, viskas kuriama, daroma. Bet sunku turbūt nuo to emocinio pabėgti, ar ne? Sunku. Tai čia ir yra visas meistriškumas, žinai, ar gal ne meistriškumas, bet visas, vėl, nereikia absoliutinti, gal didžioji dalis sėkmės, žinai, kai tu supranti, žinai, kad, ta žetonas, kurį tu ten garbini, dievini ir tau ta informacija po akis, vis kažkas tai pakiša, tampa tavo kažkokiu tai supranti, tikėjimo, nežinau, objektų. Tai sunku, iš tikrųjų sunku, bet visas tas ateina, žinai, su patirtim, su bandymai, su testavimu ir naudojimu. Tai va turbūt taip ateina, sakyčiau. Ne vienas kažkoks tai ten projektėlis, kažkoks ant vienos blokų grandinės tau labai labai patinka, o visas debesis ateina, žinai. Tai va tada tu supranti, kad, o jeigu jie surinko kaip pavyzdys, dabar pavyzdys apie Zkasink, ne, Layer 2 ant eterio. Arbitrumas iš investuotojų surinko, dabar iš atminties sakysiu, bet galiu ten kelis milijonus sumaišyti, 125 milijonus iš investuotojų surinko. O Zkasink surinko 458, jeigu gerai atsimenu. Tai va, būtent šios blokų grandinės airdropas žada būti pats didžiausias istorijų. Ir vėl, investuotojai, jeigu jau Arbitrum, kaip pasakyti, pakankamai neblogas sprendimas ir naudojas, ir tikrai yra operacijų skaičius didelis, tai kas bus su
Zakasink vėliau, kai įsisavins tų investuotojų pinigus. Tai vad sakyčiau, žada būti didžiausias istorijoje airdropas būtent šitos blokų grandinės ir paskui ją ateina Mantle, Taiko, kokios ten dar Starknet, Linėja, tikrai debesis dar ateina Layer 2 sprendimų, tai vienreiškiškai sakau, kad reikėtų nepamiršti senuko eterio, nes visiems jiem būtent šiem reikės eterio. O kaip tu manai tas, kad ateina daug tų sprendimų, tai ar čia toks yra tiesiog šaudimas kažkur ir vienas prilips ir visi tiesiog bando, kaip dažnai būna su visokiais tam startupais, ar tai tikrai yra visi tie sprendimai, ar visi tai turbūt ne, bet didelė dauguma, kur tikrai kažkokios realias problemas sprendžia, ten bando kažkokios decentralizacijos pasiūlyti, ar kaip kiti dėl eterio, kaip tik savo, kad iš čia labai pasmerktas būti visiškai centralizuotas ir panašiai, nes ten nuo USDC priklauso, ten nuo stablecoinų ten ir taip toliau. Kaip to manimu, čia kiek yra realūs problemų sprendimai, o kiek šaudimas ir bandymas pagauti tokią investiciją gerą? Sunku atsakyti, žinai, bet iš kitos pusės, jeigu yra pamatai padėti, nežinau, developeriai patirties daugiausiai turi, jų aplamai daugiausiai yra, sunku pakeisti tą pamatą, pamatinį dalyką. Aš neįsivaizduoju, pavyzdžiui, kad Cardano blokų grandinė galėtų būti ten, nežinau, konkuruotų eterį artimiausiu metu. Neįsivaizduoju, tiesiog, nėra tiek žmonių, tiek adaptacijos, tiek programų, žinai, daroma, kiek yra daroma ant eterio ir Layer 2. Čia turbūt, kai sako, ta 10x taisyklė yra, kad, žinai, turi būti kažkas 10 kartų geriau, kad tai pakeis. Tai taip, Solana, tarkim, atrodo, turi greitis ir viską gerai yra, žinai, bet vis tiek nelimpa. Dabar, tarkim, Zakasink ten dar turbūt, gal nemažesnės, bet, tikrai nedidelės kainos, ten kažkokie NFT išsimintinti ar kolekciją išsimintinti, ten $5 kainuoja, tai visos kolekcijos, tarkim, išmintinimas. Tai, sakau, daug dalykų, kur ta kaina jau tas argumentas, kad kaina bloga ir eteris susijęs su aukšta kaina, tai jis jau mušta kortą, jau yra daug sprendimų, kur ta kaina yra tiesiog neegzistuoja, o tiesiog patogumas yra. Tai, matai, visos blokų grandinės vis tiek nori bendradarbiauti su eteriu. Nėra taip, kad vis tiek, kad ir ta Firechain, dabar jeigu gerai atsimenu, Starknet, jie kūrė kaip ir savo blokų grandinę, bet vis tiek Ethereum Virtual Machine, žinai, compatible, kad būtų vis tiek bendradarbiauti su eteriu daro. Žinai, kad ir kaip tu būtum kažkoks, žinai, įspūdinga nauja blokų grandinė tą ir tą darant, vis tiek tau reikės bendradarbiauti su eteriu. Ir vėl, žinai, o kaip atsiskirti. Ir toks, kol kas, sakau, nematau aš jokių perspektyvų, nebent pats eteris, žinai, kažkaip tai, nežinau, nustotų veikti ar kažkas atsitiktų, tai... O čia dar, kadangi čia visai daug palėtėm tų temų tokių apie visus kitus ten kripto, tai gal toks mano požiūris, aš taip tą visą kripto, jeigu taip galima įvardinti, išskirstyčiau, kad čia yra bitcoinas, yra visi kiti kripto ir yra stablecoinai, tokios gal 3 didžiausios grupės, gal dar ten NFT ar kažką būtų galima į 4 įdėti. Tai čia tos kripto labai palėtėm, o kaip manai, kad svarbesnė tokia rolė vaidins ateityje, gal iš tos userių pusės, kad ką naudos daugiau žmonių, ar bitcoiną, ar tarkim ten kripto, ten kokius, ten eteris su visais ten layeriais, ar ten Cardano, ar dar kažką, ar bitcoinas. Kaip tu manai, kas čia didžiausia turės tokia pasaulyje vertę, bus labiausiai reikalinga? Matai, sunku labai atsakyti, žinai, jeigu galvoti, žinai, kas svarbiau, ar ranka, ar koja, žinai, tai man tai atrodo, kad ir visi ras savo vietą, žinai, bet kokiais procentais aš labai norėčiau, kad būtų bitcoinas. Lightning Networkas, nes tiesiog tikrai yra irgi labai dirbama ir kažkurio metu bus galima Lightning Network'u tuos pačius stablecoinus siuntinėti. Tai vat, nežinau, sakau, labai daug priklauso nuo didelių žmonių, tokių kaip Elonas, ką jisai darys. Vat, žinot, jo planus kažkokius, tai gal nebūtinai veiksmus, bet planus. Tai vat, būtų galima jau kažką tai galvoti apie tai daryti. Bet labiau turbūt priklauso nuo didžiųjų žmonių, vat, ką jie sugalvos, kur tą kryptį parodys, tai vat, ten bet reikėtų...
Jeigu tai labai priklauso nuo didžiųjų žmonių, tai gal trūksta vis dėlto tai rinkai dar tos bendruomenės, jų bendrai. Nu, kad tai va decentralizuoti iš bendruomenės pusės galėtum papušinti, kad jau tie didieji žmonės, nu, jie kaip ir nieko negali pasakyti. Nu, iš dalies gal jau bitkoinas tą tokį daro, kad čia ir kažkas nori uždraus, bet vis tiek kiti adoptina ir tu atrodo, nu, kaip ir nieko negali padaryti, jis jau per didelis, kad tu čia labai uždraustum, jau tu labiau save uždraudė, užbanini nuo jo naudojimo, o ne tą bitkoiną užbanini. Jau čia kaip daug valstybių, kad ir ta pati Kinija, kur su savo tą griežtą kontrolę, tas minerius atseit užbanino, bet nu yra nemažai dar visokių ten tyrimų, kada vis tiek apie, man atrodo, 15-20% mining power vis dar ateina iš Kinijos, kad ir va užbanino. Ir tas pats toks gandas yra, kad ir Binance veikia tenai toj Kinijoje kažkokiu tai būdu. Tai ir nemažai ten tų kinų naudojasi. Ten reikėtų dar geriau pasikapti truputėlį, bet taip, uždraus kaip ir gali norėti, bet ar pavyktų dabar sunku. Nu, sunku atsakyti, sakau čia, bet variantų, žinai, tokių kaip ir galėtų būti. Nesena istorija su Eteriu. Buvo Amazon, nu kaip Amazon yra interneto provideris, ar ne? Kaip ten skaitosi. Tiek į internetą, ar ne? Tai vienu metu buvo būtent tas tiekimas sutrikęs kažkuriam tai laikui. Ir iškilo grėsmė, kad Eterio blokų grandinė sustos. Bet ten kažkoks, matyt, supermenas ar kažkoks, tai žinai, labai geras žmogus padarė, kad tas gedimas būtų greitai ištaisytas ir nieko blogo neįvyko. Tai va tokių daug dalykų yra, matai, tas bitkoinas be interneto yra niekas. O kaip tu jį naudosi, kaip tu jį pervesi, jeigu nebus interneto. Tai... Bet naudoja Afrikoje, taigi ten per telefonus irgi ten tam tikrus standartų be interneto, ne kaip SMS, bet ten dar kažkaip kitaip, aš ten tiksliai nežinau, bet naudoja tos pavedimus. Ir taip pat ir ten perveda be interneto. Tai va, bet supranti, tada netenka jau kažkokios tai prasmės, gal, žinai, kovoti taip stipriai, jeigu va šitoj vietoje kažkaip tai sutvarkytų. Aš manau, kad įmanoma būtų sutvarkyti, kad, na, kažkaip atsekti, kas ten kasa ir kažkaip užblokuoti. Galbūt, aš nežinau, sakau, tokių specifinių dalykų, bet, ką žinai, ar šiais dirbtinio intelekto laikais, žinai, ateinančiais negalima būtų iššifruoti, kas jau čia mainina ir susėtant su elektros naudojimu ir kažkokiais, tai, žinai, dalykais. Tai sakau, čia tos grėsmės, žinai, kitą kartą mes vienaip įsivaizduojam, žinai, ir norim, kad tai būtų, kad tas bitkoinas niekada nebūtų ten su jo problemu, bet kas čia žino, kaip čia gali būti, žinai, vieną dieną. O tai kalbant apie tas grėsmės, tavo požiūrį, koks pats didžiausias bitkoino minusas? Čia apie pliusus, tai turbūt daug kartų apkalbėta yra, kiek visko gero ir gali suteikti ir kokios perspektyvos, bet kaip tu, koks didžiausias minusas, kur gali tą visą progresą pristabdyti, gal sustabdyti visai nežinau, ar ten numušti iki nulio, ar čia, nu, tarkim, yra teorinė galimybė, bet man tai atrodo, kad jau čia labiau reiktų tą varto žodį pristabdyti tą plitimą bitkoinų. Nu, dabar taip greitai, žinai, nepasakyčiau, žinai, kas čia galėtų būti. Ten, matai, visi kalba apie tos kvantinius kompiuterius ir panašiai, tai Tayloras, aišku, sako, kad negali kvantiniai kompiuteriai nieko įtakos kažkokios tai padaryti bitkoinam. Nežinau, trūksta žinių, nenoriu labai, žinai, nusikalbėti, nenoriu kažkokių tai nesąmonių prikalbėti, kad po to linksniuotų kas nors, bet nematau kažkokių tai didelių dalykų, dėl ko galėtų būti bitkoinas, turėtų kažkokią tai silpną vietą. Vis tiek update'ai bitkoino, kad ir kaip mes duojam, kad bitkoinas yra jau sukurtas, niekada nepakeičiamas, tai tų update'ų yra turėjęs. Tai ir tie update'ai nuolat yra daromi, tik tai priklauso nuo developerių, kurių yra ten labai maža grupelė, ir nuo balsavimo teisę turinčių žmonių, žinai, kaip tas viskas įvyks. Tai ar įmanoma įsitrinti tarptų 4-5 žmonių developerių, aš nežinau. Sakau, yra keletas įrašų tą temą padaryta, žinai, gal ir yra įsitrynę kažkas, nes dabar vienas developeris būtent iš Bitcoin Core yra išėjęs ir jo vietą
ar rado naują ar ne, nežinau, apie tai niekas nekalba irgi, žinai. Tai vėl, kas bus, jeigu tie 4 developeriai, žinai, visai dingtų, kaip pavyzdys, arba nebedirbtų su Bitcoino kodu. Nežinau, sakau, va tokių niuansų yra, apie kuriuos niekas nekalba ir kažkaip gali pasisukti vieną dieną taip, kad žinai, kad kažkokia tai blogybė nutiktų. Bet kažkam gali būti labai aktualu, o kad taip galėtų nutikti, tai aš tokios galimybės netmetu. Sakai, niekas nekalba, mes kalbam apie tai. Jo, bet nes aš irgi turbūt asmeniškai gal įsivaizduočiau, kad toks vienas iš tų minusų, aišku, jis kaip ir dingsta, atrodo, nes ta visa sistema kasėjų ir tų visų naudų, turi patvirtinti, balsuoti ir taip toliau, tu negali kaip developeris tiesiog kažko pakeisti, nes, atrodo, kad kažkokios įtakų grupės didelės ar ten tiesiog su dideliu kešo kiekiu tuos kelis developerius, tikrai turėtų būti lengva paveikti, bet čia tik kažkokį siūlo didesnį atnaujinimą ir iš karto didžiulė diskusija Twitter'e. Ten tie visi, kurie tos naudus ten turi po visą pasaulį, iš karto sukyla, čia jau tikrai to, ką reikia nepraleis. Tas toks yra bendruomenės efektas. Tai aš gal net įvardinčiau, iš mano pusės žiūrint, tas minusas didžiausias, kad gal kiek per lėtai, negu kad man norėtųsi, tas bitcoinas plinta. Nes kad plistų greičiau, reikia vis tiek kainos. Nes vis tiek iš pradžių visi ateina, kyla kaina, čia galvoju uždirbs $, tada kažkur sudega, tada atranda shitcoinus, ten bando padaryti tikslus, paskiau vėl sugrįžta į bitcoiną ir tą išgyvenus ciklą, tada po biškį atranda, kur čia tie tikrieji, tos tikrosios inovacijos bitcoino yra. Tai gal reikia praeitą ciklą visą. Tai sakau, daug dalykų susiję ir ne vien nuo bitcoino susiję ir su altcoinais yra, jeigu jie turės sėkmę kažkokią, tai tada ir bitcoinas turės tą sėkmę. Ir atvirkščiai, jeigu bitcoinas bus sėkmingas, tada ir altcoinam gerai. Čia matai viskas. Vat kaip vakar Telegram'e irgi buvo klausimas, kodėl viskas krenta, žinai. Bet viskas krenta, ne vienas bitcoinas, o viskas, todėl kad viskas yra tampriai susiję. Tai taip ir čia, žinai, jeigu vieno nesėkmė tame eterio kažkokia, tai tikrai paveiktų ir bitcoino nesėkmę, kažkokią tai duotų, žinai, impulsą. Ir atvirkščiai. Tai kripto rinka yra vienas didelis organizmas. Tai reikėtų taip ją vertinti. Čia gal net galima įvardinti, kad vienu iš vis labai didelio organizmo labai maža dalelė toks. Nes vis tiek viskas atsipina į tą bendrą globalų likvidumą. Taip. Tai čia vis tiek tokio iš vis didžiulio organizmo maža dalelė, kurioje dar ten yra daug mažyčių, kuriuose ten mes ir žaidžiam kažką. Ir tikimės, kad čia išsiplėsin vis didesnę dalį sudarys. O tai kalbant apie tas mažytės dalelės, tu čia šiam porą kartų paminėjai, tokia, man atrodo, įdomi tema airdropai. Nes, čia sakei, kad visą vasarą čia prie airdropų leidi ir matai, kaip čia tam arbitrum, žinau, ten ir tu, ir ten dar keli bendri draugai, ten tikrai gaudė, prisigaudė lengvų pinigų, kaip lengvų, įdėjo pastangų, gavo tos airdropus. Nežinau, kokias ten kas tiksliai išsigrynino, bet tai tikrai ten buvo paskui ką ir ten kelių mėnesių atlyginimai. Arba kelių metų atlyginimai. Arba kelių metų atlyginimai. Dabar, sakai, su dar daug didesnė kapitalizacija, ar gal ne kapitalizacija, ten to finansavimu, ateina ZK-Sync ir ten prie dar daug skirtingų airdropų, sakai, sėdi ten ir kasdien dirbi. Tai įdomu būtų išgirti, žinai, kaip tavo toks vasaros leidimas prie airdropų, kaip tai atrodo, nes visi supranta, kaip atrodo vasaros leidimas prie ežero ar prieš išlikinę salum, o kaip atrodo vasara prie airdropų. Ne, tai nesu aš visiškas nerdas, žinai, kad jau ten sėdžiu prie kompiuterio ir visą laiką eipinu ten, žinai, tokius dalykus, kurie paprastam žmogui ar ten mano žmonai, žinai, visiškai atrodo kažkokia nesąmonė, žinai, tai taip nėra, žinai, kad bet būna vakarų, kur sėdi iki 2 nakties kitą kartą ir bandai ten sugalvoti, spręsti ir kažką sužinoti naujo. Tai vasarą tikrai praleidau, galiu pasakyti, šitoj vietoj patobulėjau stipriai, nes visas tas decentralizuotas pasaulis tai yra nearti dirvonai, žinai, čia yra ten Binance'as, KuCoin'as, visi ten kažkiek gal NFT kažkokie įsimintimai, domenai, žinai, dar kažkas. Tai, yra daugiau mažiau žinoma, daugiau mažiau nuspėjamas tos technologijos ir jau ten kažko naujo labai daug neprigalvosi. Ne, tai būtent su tais Layer 2
praleidau daug laiko ir aiškinausi, už ką duoda tuos airdropus. Tai vat, manau, kad pavyko, žinai, tą kodą nulaužti, įsiaiškinti, kaip viskas vyksta, nes dabar gausėja įrankių, kurių pagalba gali išmatuoti savo aktyvumą blokų grandinėje. Anksčiau tai kaip būdavo, pavyzdžiui, Arbitrum, Optimism, tai būdavo ten, daugiau mažiau, žinai, padarai apyvartą kažkokią, ten, tarkim, ten pagainiai eterį pirmin atgal, ten 10 kartų, žinai, padarai ten 50 000 apyvartą, gal kažkokį ten porą NFT nusiperki ir jau viskas, jau tu potencialiai gauni airdropą už apyvartą. Tai dabar visą tai labai labai stipriai keičiasi, nes yra sistemos, Sibyl sistemos, kurios algoritmų pagalba ir šiaip prie to žmonės labai labai stipriai dirba, čia vėl nauja tema tokia, bet neįsiplėsiu. Tai gaudavo tokius žmonės, kurie tiesiog fermas kažkokias tai susikūrė, ten tas apyvartas padaro, NFT nuperka, žinai, ten 100, tarkim, tų piniginių turi, ar ten keli šimtus ir susirenka ten tą grietinėlę. Tai viskas labai labai stipriai keičiasi ir dabar, iš esmės, tai dabar tas laikas ir yra, kada tuos airdropus geriausiai būtų pradėti gaudyti. Nes turim bear marketą, labai kažkokių tai didelių pelnų niekas pasigirti negali, čia buvo shitcoinų kažkoks tai ralis, daugiau kažkokių tai stebuklingų dalykų, iš kur tu ten galėtum šiek tiek stipriau uždirbti, kaip ir nebuvo. Tai vat būtent su airdropais tas darbas dabar toks, sakyčiau, prasmingiausias būtų. Tai nušoko mintis truputėlį, apie daug ką noriu pasakyti. Tai esmė tokia, kad manau, kad pavyko suprasti ir su įrodymais galėčiau pateikti, ką reikia daryti, kad gauti airdrop. Gauti pakankamai didelės sumas už airdrop. Tai gal čia nuskambės reklamiškai labai, bet apie mokymus pradėsim rugsėjo 21 dieną, tai apie tai kalbėsiu. Tai maždaug 3 mėnesių darbą bandysiu sutalpinti į 2 valandas. Konkrečiai kas, kur, kaip, ką veikia, su konkrečiais pavyzdžiais ir nuorodomis ir netgi paaiškinsiu, kokie projektai potencialiai yra, nes ne visi airdropus dalina, pavyzdžiui, Base blokų grandinė iš karto rašo, kad neduos ir tam yra pagrindo, kad jie neduos. Bet yra tam tikrų niuansų, tam tikrų dalykų, kur gali nuspėti, kad viena ar kita blokų grandinė duos airdropą. Tai apie tai aš labai labai išsamei žadu papasakoti. Ir aš manau, kad labai vertinga bus paskaita. Nes čia yra mano vasaros darbas, kaip bakalaurinis kažkoks, tai tikrai susisteminu. Dabar darau, kiekvieną dieną rašau, darau, sąsinio gaila po ranka neturiu, parodyčiau, kiek pas mane užrašų yra vien tik su kas padaryta, kaip keičiasi koeficientas, nuo ko priklauso, kokia Web3 tapatybė geriausia ir taip toliau ir taip toliau. Žodžiu, čia didžiulis darbas atliktas jau yra. Nes praeituose mokymuose airdropų ten iš vis nelabai turbūt minėjo. Gal kažkur minimaliai ten, bet jo, nebuvo. Kaip vienas iš uždarbio būdų, žinai, tai buvo apie airdropus, bet labai minimaliai ten nieko. Tai dabar bus atskirai labai papasakos. Aš manau, kad mano bombinė paskaita turėtų būti šita, kur... Ir dar vieną pavyzdį, dabar prisiminiau, kas yra airdropai, kiti gal įsivaizduoja, kad ateis, padarys kažkokią nesąmonę ir gaus ten įspūdingas sumas. Tai tie laikai baigėsi. Tai ta nesąmonė kažkada buvo BNB žetonas. Tai 2017 metais CZ duodavo 500 BNB monetų už registraciją e-mailų, kad tu dalyvauji airdropį. Tai CZ gauni 500, tuo metu BNB kainavo 10 centų. Tai $50 realiai tu už tai, kad tu pareiški norą, žinai, dalyvauti. Susirinko ten tą bendruomenę, visi ten gal gavo tos BNB pardavę. Tai jeigu neklystu, all time high BNB buvo 680 kažkas tai dolerių buvo. Ja, netoli 700. Tai ta vertė, kaip ir su bitcoinu kažkada ten, nežinau, faucetą tą paspaudus, gauni 10 bitcoinų, ar ten kokį kodą suvedu, žinai, tai lygiai tas labai panašus atvejis ir šitas, žinai, yra. Jeigu taip, žinai, imant patį jau tą viršūnėlę, kada galėjai parduoti, tai potencialiai, tai kiek tam susidaro 330 000 virš truputėlį. Tai vien tik už kažkokį paprastą darbą. Bet vėl, čia 4 metų, jeigu jie ir išsaugotum tą žetoną, gal, nežinau, kaip kam. Bet esmė tokia, kad atsakau, ir iš mano pažįstamų, kiek ir tu, žinai, tos bendrus pažįstamus, ir ten sumos tikrai yra 10 000 yra gaunami už airdropus, tai manau, įdomi veikla. Nėra jinai sudėtinga.
kai kam atrodo, žinai, kad ten kažką tai reikės ten stebuklingo daryti, ten NFT kolekcijas kokias ten mintinti ir taip toliau. Viskas dabar yra sukramtyta iki tokio lygio, kad keli mygtukų paspaudimai per dieną su viena piniginė yra pakankama veikla, sakyčiau taip, jeigu anksti tą pradedi daryti. O tai dabar čia ta tavo paskaita vis tiek, čia bus tik rudenį kažką, ten rugsėjį, spalį, tai dar nebus iki to laiko to ZK Sync ir Drop, ar čia sunku pasakyti? Šiaip jie bent jau buvo kalbų ir aišku, čia jie paprastai projektai neduoda visos instrukcijos, ką reikėtų daryti. Bet pagal buvusius airdropus galima nuspėti, už ką davė. Tas analizės yra darytos ir jos, aišku, keičiasi viskas, visa ta procedūra keičiasi ir sakau, tas, kas buvo anksčiau, visiškai dabar neveiks. Tai koks klausimas buvo? Nu, ar spėsiu, aš dar pasižiūrėtų tavo paskaitą, iki kol bus ZK-Sync airdropas. Šiaip ZK-Sync žada šiais metais viskas, kad įvyktų, bet sakau, be jo dar yra debesis, taiko, dar yra tik tai testnetas. Tai atlikti taiko, visas užduotis padaryti, ten, nežinau, sukurti, tas pats OPBNB dar yra, kur galima tų pačių NFT prikurti, pabridžinti iš vieno į kito tinklą, tai ten yra visiškai paprasta. Duosiu visus įrankius, ten yra, sakau, po pirmo karto viskas aišku yra. Ir pačią sistemą susakysiu, ką reikia daryti, kad nebūtų taip, kad sakau, kas veikia anksčiau, dabar neveiks. Tai yra daug naujų dalykų ir kaip ant jų nepapulti, kaip išsimatuoti. O dėl ZK-Sync, tai jisai vienas iš tokių, dar yra taiko, dar yra linėja, yra pilna dar tų blokų grandinių ir čia net ne paskutinės ir čia, sakau, toli gražu iki airdropų pabaigos. Aš kaip tik galvoju, kad būtent airdropai dabar turėtų būti ta veikla, kuri ateityje duos daugiausiai grąžos. Jeigu nežinau, kiek iš klausytojų žino, kas yra Web3, tai jeigu Web3 lemta išsipildyti, kad tas internetas pasikeis, tai būtent dabar tą Web3 tapatybę reikėtų kurtis, kad vėliau naujose projektuose gauti kažkokį tai atlygį bus daug paprasčiau. Nes jau dabar, pavyzdžiui, vertinama yra, ar tu gavai Arbitrum airdropą, ar tu gavai Optimizmą airdropą, ar tu esi ankstyvasis šitas Uniswap, OneInch dalyvis, kada pirma tavo eterio transakcija atlikta ir taip toliau. Daug tokių dalykų yra įskaičiuojama į tavo, kaip pasakyti, tapatybę, daug dalykų ir visą tą reikėtų dabar daryti, jeigu norėtumėm kitiem metam ar dar kitiem metam kažkokių tai pasigauti gerų projektų ar prieiti prie geros informacijos. Tai jau tą tapatybę reikėtų kurti dabar. Šitas realiai toks ištisinis darbas, nėra, kad čia prisėdai, padirbai prie vieno airdropo ir čia jau laukia, kada gausi. Bet žinai, kaip yra, čia yra, viskas yra kaip korys, koks, žinai, vieni su kitais susiję yra, žinai, jeigu tu turi vieną, tu gauni kitą, jeigu tu ten turi kitą, tada tu ten į kokią gildiją papuoli, žinai, labai viskas yra susijęs, sakau, ir kuo anksčiau visą tą daryti, tuo labiau supranti, kad kodėl aš to nedariau prieš metus. Tai dabar būtų visai kitas rezultatas. Tai nevėlu, manau, kad dar nebus vėlu ir su ZK-Sync ir rudenį. O jeigu bus vėlu, tai tada bus kitų. Nu, tai laukiu šitos paskaitos, nes kažkaip per praeitus mokymus ten toks būžimtas periodas, tikrai nuoširdžiai praleidau, negirdėjau kelių tavo paskaitų, tai dabar bent jau šitą ir dar porą tikrai norėsiu išklausyti. Nes čia, aš suprantu, žinodamas, kiek tu praleidi laiko prie viso to, nu, kad šito vis tiek, nes visas kripto tokia yra pagrindinė veikla realiai, tu to visiškai gyveni 24/7. Aš tai vis dar esu apšalęs, kaip tu čia visą tą, žinai, spėjai, bet tikrai atrodo norisi iš tavęs tos patirties tokios pasimti, žinai, nes jau daug tų žingsnių yra supaprastintų. Aš kaip, pavyzdžiui, ten tik pradėjau kripto domėtis, tai žinai, kai buvo tie vadinasi influenceriai, žinai, ten youtuberiai, ten žiūri kažką, papaišė ten techninę analizę, atsitiktinai kažką, čia taip, ten 3 naujienas perskaitė ir jau tu atrodo, čia teki kažką dalyvauji tai rinkoje. Čia iš tikrųjų toks, žinai, gaudau pavėluotas naujienas ir nuo visų atsilieki, žinai. O čia dabar jau tokia atrodo sukramtyta ta info ir ta vienu žingsniu priekį, kaip tiko, ne.
neatsiliekant. Žinai, kas yra, kai tu pradedi dalyvauti tam decentralizuotam pasaulyje, žinai, atlieki tokius veiksmus, kur gal paprastas žmogus visiškai, žinai, pasakytų tau negerai su galva, tu matai, kur trūksta kažko, tai, žinai, ir iš to gimsta kažkokios verslo idėjos. Tai va dabar, aišku, nepasakosiu dabar dar anksti truputėlį, bet daug dalykų, žinai, tu suvoki, ko trūksta ir tada tuos dalykus bandai realizuoti, žinai. Tai va, tikrai, aš tai manau, kad ateiti šviesi, nors aš gal galima sakyti ir tu, ir aš esam tokiam burbule, žinai, kur kiti žmonės sakytų nesutiktų, žinai, kad viskas taip yra, bet kažkaip nežinau, jeigu mane žavi tas pasaulis ir aš matau prasmę tame, nu, surizikuosiu, žinai, gal padarysiu viską, kas nuo manęs priklauso, gal kažkas gaus. Va, čia dar parašė vienas iš klausančių, kaip tai kada čia sakote mokymai, tai rugsėjo 21 pradžia, čia dar turbūt jo, gal niekas ten kažkokiu labai reklamą ar ko nepamatė. Jo, iš tikrųjų nenorime, kad tas podcastas vyktų, žinai, toks kaip reklaminis kažkoks, tai, žinai, agitacija, bet jeigu kas, užeikit kriptomokymai.lt ir ten viską rasi, tai kad labai čia eterio neteršt, žinai, reklamų. Antri mūsų mokymai. Tai va. Nu, o kaip dar vis tiek, čia gal taip paminėjom ir tą bendruomenę, kaip iš viso nusprendėjai sukurtą bendruomenę, kaip tikėjai, žinai, kokia čia linkme viskas pasisuks iš pat pradžių ir linko tai eina ir ką tu pats, žinai, iš to gal ir kokių dar tikslų turi, nes įdomu, tą bendruomenę tikrai subūrei, nu ten gal grupė nedidžiausia, žinai, ten Facebook'e ar ten, nežinau, Telegram'e, bet pagal aktyvumą visą ir kiek visko įvyksta, ir kiek pokalbių, ir kiek tie patys iš kitų grupių žmonės tai būtent pas tave visi kalbėti, ar kažkokią žinią paskleisti ar padiskutuoti, tai aš tai drąsiai sakyčiau tikrai didžiausia tokia bendruomenė Lietuvoje. Tai kaip tau visas tas step by step nuo tos pradžios, kai tu pradėjai, kaip tą matėjai, iki ko daėjai ir link ko tai eina? Nu, čia įdomi istorija buvo, žinai, aš tada dar gyniausi bakalaurą ir kažkaip to laiko labai nebuvo. Ir dviejų kolegos mano, žurnalistai būdu, kažkaip mes ten irgi, bet tą kripto labai stipriai ten ir susėsdavom vakarais ir šnekėdavom ir ten Binance'us padėjau jiem atsidaryti ir ten prekiauti ir pirkti ir Lunas pripirko per mane, bet aišku laiku pardavė. Tai įvairių dalykų tokių buvo. Ir kažkaip tas vienas draugas sako, kodėl tu, sako, grupės nedarai, žinai. Sako, ką žinau, žinai, nu, ar čia man reikia, žinai. Sako, nu tai tu įkūrėm, sako, tai va trysia kažkaip įkūrėm tą grupę ir aš pradėjau dėti, jie ten kažkiek tai dėjo tų įrašų ir kažkaip taip savaime turbūt, žinai, vieni vienais reikalais, kiti kitais reikalais, o man toksai buvo, atsimenu, bakalauro rašau darbą ir kažkaip tai, nu, nesinori rašyti, žinai, būna vėl kažką su kripto, žinai, kažkokį projektėlį pačekint, pasižiūrėti, žinai, kas ten vyksta, kaip ką, žinai, tai va ir kažką, nežinau, sužinai, parašai, kažkur tai išverti, kažką tai padarai, žinai, sulipdai ir įrašas į grupę, žinai. Ir taip žiūrim, kad visai neblogai ta grupė auga, žinai, ten buvo gal 400 žmonių per savaitę maždaug prisijungdavo. Tai aš jau ten, žinai, akysą skaičiuoju, galvoju, čia per metus, tai čia mes tuoj būsim pirmi, žinai, Lietuvoje ir taip toliau, tai faktas taip nevyksta viskas, žinai, kažkurio momentu, žinai, labai stipriai sulėtėjo, bet dabar 12 000 narių, dabar vėl truputėlį pradėjo stipriau augti. Bet kažkaip, supranti, kai tu darai tą, kas tau patinka ir nesijauti dirbdamas, tai aš ir nesijaučiu dirbdamas, žinai, man ten įrašą kažkokį įmesti įdomesnį, ir su kiekvienu įrašu, žinai, kažkur tai ieškoti to kabliuko ar parodyti, kuo įdomus vienas ar kitas faktas, man kažkaip pačiam įdomu, žinai, man kaip tik įpareigoja ta grupė kaip tokiam darbui, bet kartu ir savikontroliai tokiai, kad tu nenutoltum irgi nuo to kripto pasaulio. Aš įsivaizduoju dabar, jeigu nebūtų tų grupių, kam dalintis, su kuo dalintis, tai aš turbūt mažiau domėčiausi, žinai, kriptovaliutom. Tai turbūt vienas be kito, čia kaip, žinai, bitkoinas be altcoinų, taip yra, žinai, be grupės nebūčiau, žinai, nerašyčiau tiek daug ir į kitas grupės ar kažkur tai nedaryčiau tiek daug. Tai, turbūt... Nu šiaip tai labai geras savikontrolės mechanizmas, žinai, kai kiti sportuoti, pavyzdžiui, po vieną neprisiverčia, bet ten su kažko dviesi jau žino, kad tada jau reikia, nes va, čia pasmerks draugas. Arba žino, kad krepšinė eina žaisti ten 5, žinai, tai va, jau yra vienas. Jo, tu neateisi, nebus komandų, žinai, tai čia toks irgi jau tu žinai, kad turi parašyti, jau kitaip nebus. Jo, ir tas šalutinis produktas tai yra turbūt
žmonės, su kuriais, žinai, susipažįsti. Tai tikrai galiu, nenoriu vardinti vardais ar dar kažką, bet tikrai 10 žmonių, su kuriais atrodo, ir kontaktas, ir ryšys, ir netgi planai, ir verslo planai, ir įvairūs dalykai, žinai, vien dėl kriptovaliutų yra atsiradę. Tai ir manau, kad dar net ne pabaiga. Beje, dar vieną noriu renginį tokį paprominti. Reikalingi žmonės, kurie gyvena kripto pasaulyje. Ne tie, kurie perka ten Cardano ir laiko ir panašiai, bet kažką tai kuria. Tai žadam padaryti tokį renginį kitą šeštadienį. Manau, kad bus limituotas žmonių skaičius, bet, matysim. Tai 3 projektai norėtų būti, kabutėse, apspardyti. Tai jie pristatytų savo idėją. Tikrai viena idėja yra žiauriai gera. Ir jie norėtų iš tų žmonių, kurie kūrė, feedbacko kažkokio. Tai tokį renginuką norėčiau padaryti. Jis, aišku, yra nepelno siekiantis ir panašiai. Tai daugiau praplėsti pažinčių ratą, vieni su kitais susipažinti ir tokiu būdu galbūt dar kažką tai sukurti. Galbūt vieni kitiems surasti ir darbuotojų, ir idėjų gal generatorių, ir kažkokių tai įdomių žmonių. Tai apie tai irgi parašysiu kažkurią dieną. Norėsiu, žinai, kad ateitų žmonės, kurie kūrė į tą renginį. Jo, aš mačiau, kad tu ieškai. Čia Kaune veiksmas, ne, būtų tas renginys. Jo, kolega kaip ir Salė minėjo, kad duos, o dabar viešai pasakau, kad prižadėjo, jisai turbūt klausys, tai manau, kad gaus. Supratau. Tai skamba labai įdomi, jo, ir iš tos, tų networkingų eventų tokių galbiškai trūkumas, ypač bear markete. Kažkaip bull markete visi daug labiau su noru eina, dalinasi, visiems pasakoja, ten stories keliasi, kad čia juda kripto. Dabar toks kažkaip niekas nenori sakyti, nes čia didelis labai minusas. Taip. Tai vieną tokį renginį mes darėm, pernai metais, man atrodo, tikrai labai vykęs buvo, bet vienas projektas prisistatė savo NFT projektą ir nuo to laiko, galiu pasakyti, tikrai kontaktų yra tokių, su kuriais dabar bendradarbiaujam ir kūriam, susirašinėjam, darom naujus projektus ir taip toliau. Tai vienareikšmiai, sakau, tokie dalykai labai vertingi yra. Tai raginčiau tuos, kurie kūrė, ateiti kitą šeštadienį, pranešiu kur. Tikrai, čia reiktų nepraleisti visiems, kas tik tai turi galimybę. Ir vien jau su Dainium gyvai pabendravo. Nereikia tos žvaigždės daryti, žinai, kažkokios. Tai man tai atrodo, žinai, ten per daug sureikšmintas dalykas yra. Ne, aš ne tai, kad žvaigždė daryti, man tai toks, žinai, kaip sakau, toks įkvepiantis, žinai, kad tu toks nieko nesitikėdamas, jauti pats, žinai, širdies, kad čia yra daug ateities tame, daug galimybių. Tu tuo gyveni, tą darai ir to daliniesi, žinai, tai, man tai taip žaviai tokie žmonės, kur iš aistros tokiu savo pašaukimu juda. Tai iš tos pusės, ne dėl to, kad ten kažkokia žvaigždė, ten sekėjai, dar kažkas, o iš tos būtent, žinai, pusės, kaip tu iš širdies, žinai, tą darai, kas tau patinka. Tai tik tikrai pripažįstu, kad nesu nei vieno euro gavęs už tai, ką ten, žinai, rašau kažkokius straipsnius. Yra buvę reklaminių straipsnių keletas, yra ten ir Telegrame buvę gauta 14 gal ten eurų, žinai, už kažkokius, bet visumoje imant, tai man įtakos nieks nedaro, žinai, ką noriu, tą rašau, taip yra. Tai už tą darbą, sakau, kitą kartą atrodo, žinai, tie kripto mokymai yra toks, turbūt kompensacija viso to darbo, žinai, kažkokia. Tai aš manau, kad yra, aišku, žmonių, žinai, sako, oi, čia, žinai, mokina žmonės, ima pinigus ir taip toliau. Tai mielai galėčiau suorganizuoti tie, kurie taip galvoja, kad už darbą neturėtų būti atlyginama, duočiau eterį, sukviečiau žmonės, tegul mokina. Tai, jeigu pinigai yra blogis, tai tokiem žmonėm raščiau darbo daug. Tai, keistai, tai šitas dažnai toks gal ateina iš tų, kurie nieko nedaro, žinai, kad tikisi viską visur gauti už dyką, bet tą patys eina savo kažkokį darbą atlieka. Tai jeigu tik negaus atlyginimo, tai aš manau, iš karto tam bus pakelta viskas, kur mano atlyginimas. Bet iš kitų kažkaip tikisi, žinai. Ir kiek buvo tokių, kad ten, žinai, padaryk ten kokią piniginę, įmesim ten kažkokių pinigų, man tai kažkaip, žinai, toks atrodo toks prašymas, žinai,
už kažką, tai ten už gerus įrašus ar dar kažką, man jis netrodo, žinai, toks, tvarus, žinai, jau geriau už tikrą darbą, už tikrą kažkokį susisteminimą informacijos, už laiko sutaupimą, už pinigų sutaupimą, taip, už tą galima būtų, kripto mokymai, ten kripto klubas, kažkokie tai dalykai, kur tikrai atliekamas yra jau tikras darbas, o ten, kad įrašus kažkokius įdomesnius ar dar kažką, tai niekada net neimčiau už tai pinigų, žinai. Man tai žiauriai patiko, čia mes turbūt apie tai kalbėjom po Bitcoino konferencijos, ten apie tą visą, kaip Darius liktai inicijavo, ne, kad ten surinkti tau ant VIP bilieto, kad tu gautum info. Tai va čia man tas toks bendruomenės pavyzdys yra labai geras, žinai, kad tu taip įkvėpimą yra, kas tikrai vertina tą informaciją, kad tu tą darbą įdedi, tą tikrai ir aš ir labai daug žmonių, manau, supranta. Tai čia toks labai fainas buvo toje kaip padėka, žinai. Tikrai žemai lenkiuosi Dariui, sakau, nesijaučiu nusipelnęs, bet tas bilietas tai ten buvo kaip patekimas, nežinau, į rojų. Įsivaizduok, tai Tayloras kalba ir tu pirmoji eilėje, žinai, arčiausiai jo klausai ten ir aišku, gal kai kam tas Tayloras, žinai, ten nieko nereiškia, žinai, bet vis tiek, žinai, visas tas aptarnavimas, tu jautiesi visiškai, kitam lygyje, žinai, kur kolegos važiavo, žinai, ten pirko maistą, stovėjo eilėse, žinai, o tu ten eini visiškai, žinai, sakau, nenoriu čia labai, žinai, ten nesąmonių pasako didelių, bet lygis buvo, pats nemokėčiau 1500 eurų už tą bilietą, žinai, gali ten ir pastovėti eilėse, bet kai tu gauni tą dovaną, tai tikrai buvo žiauriai smagu. Gal, žinai, smagu pasijausti to banginių ir iš tos pusės, kad žinotum, jeigu visur sėkmingai tavo dėliosis kažkokia investavimo strategija ir tarkim po kelių metų tikrai ten tiek išauginsi tą kapitalą, kad būsi ten tas banginis, taip jau galima vardinti pagal kapitalą ten kažkokį savo, pagal investicijas, tai tokį pasijauti sneak peek tą tokį, žinai, gauni truputį, būtų taip, toks liktai motivacija, ko siekti, žinai, gal iš tos dar pusės fainai. Taip. Matai, aš tai matau prasmę tą, ką darau, žinai, man kažkaip ten, žinai, nežinau, kaip pasakyti, ar ten griūtų tą rinką, ar dar kažkas, tai bent jau kol kas tai motivacijos man pakanka, žinai. Ir man kaip kolego, žinai, pačioj pradžioj, tu neskubėk, sako, tu per daug rašai, per daug ten tų straipsnių keli, sako, pervargsi, pavargsi ir nieko nebus. Tai kažkaip, nežinau, man atrodo, kad kuo toliau, to man įdomiau yra, žinai, dar įdomiau, dar kažką tai naujo sužinoti. Ir po to, kai tu pradedi knistis kažkokiame, žinai, dalyke, tu supranti, kiek dar daug, žinai, trūksta žinių, tai oi. Bet motivacijos turiu. Nebus taip, kad, žinai, kad viską mesiu vieną dieną, bent jau iš šios dienos perspektyvos, tai taip, nebent didelį ir dropą gaučiau, tada gal pagalvočiau. Tai iš tos pusės man patinka tą, ką darau, sakau, ir nežadu, žinai, sustoti šitoje vietoje. O kaip bendrai tau iš tos, vėl čia apie tos bendruomenės grįžtam, man gal atrodo, šitą bendruomenę toks vienas esminių dalykų, ypač kai mūsų tokia maža rinka, tai čia mes po vieną tai tokie iš vis labai minimalų žaidėjai, vėl užkabinant tavą, kaip sako, dėl viskas juda kartu, nes treidina algoritmai visur. Tai mes dar po vieną prieš tos algoritmus, tai iš vis čia nieko nepriveiksim, o susibūrę kartu, galim kažkokių idėjų geresnių sugeneruoti. Dėl to aš gal vis grįžtu prie tos bendruomenės. Tai kaip tau atrodo tas bendruomenės pats pokytis, kokios diskusijos, kokio lygio, ar pagilėjo tos žinios, bendrai gal Lietuvoje, ne vien apie tavo grupę, bet kaip tas išgirdų žodį kriptovaliutos ar bitkoinas Lietuvoje, kaip to požiūriu kaip keičiasi per paskutinius kelis metus? Kaip mūsų kolega sako, ir taip ir ne, žinai, tai, žinai, ir gerai, ir blogai, žinai, tai per pavyzdį vieną, buvom bitkoino konferenciją, ar ne, birželio mėnesį grįžom ir užsidegę buvom labai bitkoino bankomatą statyti Lietuvoje. Tai galiu pasakyti, kryžiaus kelius praėjom ir vienaip, ir kitaip, ir trečiaip dabartinis atsakymų laukiam iš Lietuvos bankų. Tai ką galiu pasakyti, kad niekam neįdomu. Tai kaip ir Lietuva, žinai, vienoje vietoje atrodo fintecho srityje labai, žinai, toli pažengus ir ten, nežinau, gruzinai įvairiausi ir iš kitų šalių, žinai, tik tai licenzijas ima daro, fintechus kūrė ir tik tai atrodo, tikrai, Airija, Lietuva, kas čia dar palauko, kas čia Estija, to šalis turbūt labiausiai, žinai, tokios nedidelės ir
stipriausiai pažengę šitose srityse. Bet vat, kas liečia, žinai, bitkoiną ir kriptovaliutas, tai Lietuva turbūt yra, aš nežinau, Europoje turbūt paskutiniai vietoje. Kas liečia, žinai, pritaikomumą, adaptaciją. Už tai mes, būdami tame burbule, dar kažkiek, tai, žinai, turim apie ką pakalbėti. Bet vat, tie paprasti žmonės, kur nemato tiesiog tų bitkoino bankomatų, nemato reklamų, nemato parduotuvių, keityklų ir įvairiausių dalykų, kur galima atsiskaityti tą kriptovaliutą ir ypač bitkoiną. Tai ta adaptacija pas mus labai labai stipriai vėluoja, lyginant su nežinau, Lenkija, Prancūzija. Tai nėra ką lyginti iš esmės. Tai mes, sakau, va šitoj vietoj kaip ir taip ir ne. Ir atrodo ir gerai, ir blogai. O tai kaip čia taip yra su tuo Lietuvos banku, kad jie ne šiaip apie fintechus kalbant, visą finteko sektorių, tai Lietuvos banko pozicija tokia labai už, jie kaip ir atrodo palaiko, ir ministerijos labai palaiko, ten visų prikurta, inovacijų agentūrų, visko finansavimu. O kodėl jie tą kripto taip atrodo išskiria, lik nepriskiria fintechų ir jau čia kripto, tai čia reikia atsargiai. Ir tas pats Lietuvos bankas, jie gal tą tokį pasirinkę inovacijų kelią labiau pagal Europos centrinio banko ar to tarptautinio atsiskaitimų banko politiką ir labiau į tą centrinių bankų skaitmeninę valiutą ten, į tą pusę nori būti vieni pirmųjų, čia su CBDC kažkaip tą pritaikyti. Čia gal vėl kita tema dar jie truputį, aš įsivaizduoju, paliesim. Bet kodėl nėra jų to noro čia kažką paskatinti būtent Lietuvos bankui tą kripto sektorių? Nežinau, turbūt, žinai, čia priklauso nuo atskirų asmenų kažkokių, tai kurie turi savo nuomonę, turi tokia bendra viešoji nuomonė yra, kad tai yra, žinai, teršia aplinką, kenkia, nežinau, planetai, naudoja sukčiai, apgaudinėja ir taip toliau, ir taip toliau. Tai turbūt šita vieta yra labiausiai pas mus, eilinį žmogų paklausus gatvėje, tai turbūt bitkoinas sakytų, turbūt čia narkotikus parduoda, perka ir labai daug energijos naudoja. Turbūt tokie būtų atsakymai, pagrindiniai. Nors tie miliai turbūt jau seniai yra sugriauti ir turbūt vienaip ar kitaip tas bitkoinas, jeigu ir naudojamas šitiem negeriem tikslam, vis tiek po to grįžta į fiatą viskas. Tai lygiai tiek pat to fiato yra naudojama. Daugiau net šiaip tam procentaliai. Aš kalbu, jeigu naudojamas kriptovaliutos, tai vis tiek konvertuojamas į fiatą yra. Tai tas pats blogis, tik tai dar, nežinau, 10 laipsnių yra fiatiniais pinigais, taip kad... kad jie po Lietuvos bankų dirbantis tie komerciniai bankai labai ten sėkmingai irgi vykdo tas pinigų operacijas, o paskiau ten jų ekonomistai rašo kažkokius blogus žodžius čia, kad bitkoinas ten skemas kažkoks. Toks atrodo, nenoras pamatyti kažkodėl, ar čia kažkas įpareigoja užim... Ir nėra tokių lobistų, turbūt stiprių žmonių su geru užnugariu, kurie, žinai, tą nuomonę bandytų pakeisti. Žinai. Tai nors atrodytų ten Armonaitė kaip ir būtų iš taip, šiuolaikiškai mąstančių žmonių tarpo galėtų būti ir taip toliau, bet kažkaip nežinau. Nenoriu labai stipriai politikuoti, bet trūksta iniciatyvos turbūt ir iš vienos pusės, ir iš kitos pusės. Turbūt taip yra. Bet dėl ko jos trūksta tarkim, iš mūsų pusės, dėl to, kad nėra atsakymų, nėra bendravimo, nėra kažkokio, tai pats dareigi apklausą bankų ir niekas nebendrauja. Nei vienas neatrašė. Tai sakau, čia yra abipusis toks, žinai, reikalas ir vieni nebendrauja ir kiti tada jau nusispjauna, žinai, savo reikalus. Tai turbūt kažko reikia lyderio aukščiau, kad tą visą, kaip Salvadoro, tarkim, prezidentas yra ar ne, turi savo viziją, gal kažkokio žmogaus, gal nebūtinai tokio stipraus, kad taip stipriai, žinai, tą bitkoiną, bet kažkokio tai tokio reikėtų, žinai, kad postumį duotų. Gal čia biškai yra sunkiau, kai mes sąjungoje esam ir savo valiutos neturim. Na, aišku, Salvadoras irgi ten dolerį naudoja ir panašiai, tai jie jau kaip irgi ne jų valiuta. Nemanau, žvelgiant į Prancūziją, į Lenkiją, kiek tenai tų vietų, kur gali atsiskaityti, naudoti, gauti, uždirbti kriptovaliutų, tai ten nėra ką lyginti. Pasakai, nenori politikuoti, bet pat politikuojam truputėlį, žinai.
tą CBDC temą vis tiek paminėjom, čia nežinau, gal daug kas nežino, bet bus BRICS summitas, kai buvo Vanatos summitas Lietuvoje, tai čia dabar BRICS summitas bus Pietų Afrikoje už 3 ar 4 dienų, 22, man atrodo, rugpjūčio. Ten jie vėl prikvietė visokių ten Šanchajaus ten sąjungą, ten Eurazijos ekonominė, ten kažkokia bendrėja, dar, ten daug sukvietė, kad ten vos ne, jeigu visi dalyvautų, ten kažkam svečio ar dar kokiam teisėm, ten yra, man atrodo, apie 80% visos pasaulio populacijos. Ir jos toks vienyje kaip ir tikslas, atrodo, biškai išeiti iš tos dolerio vienvaldystės. Tai aišku, jų turbūt pirmi žingsniai ten galėtų galbūt, ne kaip čia kalba, ten aukštų paremta valiuta, čia gal tokia tolimesni, jeigu jie iš viso pasiteisins, nes ten kai kokia Indija gal nelabai tai palaiko. Bet, ką tu manai apie visą tą, kad didelė pasaulio dalis, va taip pat truputį nueidinėja nuo dolerio ir tą matom vien pagal šalių pasaulio visų šalių valiutų rezervus. Tai nuo 73% prieš 20 metų, man atrodo, dabar yra tik 58 gal procentai visų valiutų laikomų doleriais. Tai per 20 metų minus 15%, kol vis dar gyvuoja ta petrodolerio sistema, tai aš tai manau yra labai daug. Ir žinom, tą eksponentinį augimą, jis čia, kai tai būna, tai mes dar turbūt tik tai čia kažkur esam ir čia pati pradžia to yra. Išeidinėjimų iš dolerio, yra vėl čia visokių spekulacijų, kad pati Amerika taip nori, kad čia taip įvyktų, gal čia tai galėtų pereiti prie CBDC, paskiau čia rasti ką apkaltinti, kad čia ten viena ar kita valstybė prisidėjo. Tai kaip tu manai, link ko veda tas toks susiskaldimas, nueidinėjimas nuo dolerio ir kaip, ar tai yra puikiai erdvė kripto, kaip tik sužibėti kaip kažkiam neutraliam, ar ten būtent bitkoinui, kažkiam neutraliam turtui, kuris šitam daugia poliariniam tokiam pasaulyje galėtų svarbią rolę atlikti, kaip auksas, tarkim, ir ten bitkoinas. Matai, nesu aš labai geopolitikui stiprus, žinai, bet nuomonę galiu įreikšti, ne, čia tai populiaru turbūt yra. Tai aš krepšinio terminais gal pasakyčiau, žinai, neįvertino priešininko, žinai, todėl pralaimėjo. Tai mano toks įsitikinimas yra, kad vakarai, tarkim, tai yra Amerika ir Europa, nemanau, kad ir daug ir mūsų turbūt tarpe žmonių, žinai, labai įsitikinę, kad doleris, žinai, yra ilgam atėję, žinai. Turi tam argumentų, žinai, kad ekonomika, kad nafta ir taip toliau nesiginčyti, žinai, iš to vietoje, bet aš manau, kad žmonių kiekis šioje vietoje vis tiek vaidina, žinai, vis tiek kažkokį koeficientą, žinai, turi. Tai sakyčiau, reikėtų labai stipriai vertinti tokius dalykus ir negalvoti, kad BRICS tai čia yra, žinai, kažkokių tai valkatų šalių, žinai, susirinkimas ir bandymas kažkokią tai įtaką padaryti. Vis vien, žinai, Indija, Kinija, man kažkaip atrodo, kad vien tik tos dvi šalis galėtų labai labai daug padaryti su savo žmonių kiekiu. Faktas, jos ten neturi perkamosios galės, neturi technologijų, labai daug ten, tarkim, Kinija gal šiek tiek kitaip, bet aš manau, kad doleriui vienaip ar kitaip turėtų ateiti pabaiga. Bet čia tik tai mano nuomonė. Pabaiga turi omeny, čia turiu patikslinti kaip rezerviniai, ar tai petrodolerio sistemai. Žinai, kaip Amerikos valiuta bus, tai čia neabejoju, bet aš kalbu kaip pasaulinė valiuta, tai turėtų ateiti pabaiga. Bet čia tik tai nuomonė, sakau, su jie nebūtina sutikti, kas turit kitokią, puiku. O kaip tai mano labai gal platus buvo klausimas, irgi išsakytų daug visokių teorijų skirtingų. Kaip čia kriptui visą tą įsipaišo, kad pasaulis truputį nueidama tas petrodolerio sistemos? Dar per anksti turbūt būtų kalbėti, žinai, dar čia aš tai galvoju, dar kažkokių įvykių turėtų aplamai nutikti daugiau, žinai, kad tą CBDC įvesti lengvesniu būdu. Ir tas BRICS valiuta, taigi jinai irgi yra pradžioje bent jau kalbama apie tai, kad tarp šalių tik tai būtų galima atsiskaityti tą valiutą. Tai nežinau, aš manau, kad dar yra per daug nežinomųjų ir nenorėčiau, žinai, labai plėstis, nes neišmanau šitos ryties labai stipriai, kad kažką tai galėčiau įžvalgą kažkokią labai gerą padaryti. Gerai, tai čia gal tada ir nelendam per daug į tą geopolitiką, vis tiek jau čia nemažai užsikalbėjom.
gal tokį norėčiau dar paklausti, kur dabar turėtų būti visų dėmesys, apie ką niekas nešneka, o to požiūriu tai turėtų ten būti. Ar tai kalbant apie kažkokias galimybės investavimo, ar apie rizikas, čia jau tavo nuomonė, kas čia yra svarbiausia, kur nematai, kad niekas apie tai kalbėtų. Mes su tavim kalbėjom tą temą prieš porą dienų, aš atsimenu, ir kolegos kažkaip truputėlį nustebę, žinai, gal ir buvo toj vietoj. Aš manau, kad domenai yra dabar ta sritis, kuri, vėl, grįžtant prie to, kad prie Elono, ne, tarkim, Elonas vis tiek žada daryti, kaip jisai bent jau pats kalba, mokėjimų sistemą kažkokią tai, kur bus stipriausia pasaulyje. Tai mano įsivaizdavimu, bet čia toks daugiau spėjimas negu patvirtinimas, tai visi turėsim turėti kažkokią tai piniginę, kad prisijungti prie sistemų, prie platformų, prie to pačio Twitterio. Aš galvoju, kad neužteks emailo, nes emailas yra per daug atgyvena. Ir aš manau, kad būtent domenai turėtų būti tas dalykas, kuriuo tu ir sumokėsi, ir bus tavo elektroninis paštas, ir tapatybė internete ir panašiai. Tai vat, aš sakyčiau, mažai kas kalba apie šią sritį. Tai domenai. Ypač, jeigu jau susidomėsi tais domenais Web3, tai rekomenduočiau imti ant poligono, kurie neturi galiojimo laiko. Tai faktas, kad gerų labai nebelikę yra, tai reikėtų jau ilgesnius kažkokius rinktis. Tai va šita vieta galėtų būti ir kaip papildomo uždarbio šaltinis kažkurio metu, ypač jeigu tu turi visam gyvenimui nusipirkęs kažkokį tai domeną, galbūt bandyti atspėti kažkokius tai tendencijas, pavadinimus, nežinau, bendrovių kažkokių tai ir panašiai, ieškoti tų juodųjų arkliukų ir šitoj vietoj bandyti, ten 5 ar 10 dolerių suinvestuoti, kad galbūt kažkada tai jie grįžtų. Aš čia gal irgi turbūt norėčiau pridėti prie to, nes gal panašią nuomonę turiu ne būtent dėl domenų, nes domenai, tai čia gal toks irgi aš ten mažai pasidomėjęs, bet iš tos pusės, kad, kaip ir Macka paminėjai, kad tiesiog yra per daug algoritmų, robotų, dirbtinis intelektas, yra per sunku atskirti, kur tai yra žmogus, o kur ne. Taip. Ir vien dėl šitos pusės gal mus gazdina ten tie skaitmeniniai ID kažkokie, bet tai galbūt gali būti kažkokia zero knowledge ten technologija, kad tu neišduodi, kad tu esi, ar ten ką tu turi, bet tu parodai, kad tu esi žmogus, o ne robotas. Tai kažkur šitą linkmę, aš manau, čia neišvengiamai turėsim eiti, nes tiek tie deepfake'ai taip tobulėja smarkiai, kad susipyks visas pasaulis, žinai, jeigu negalėsi identifikuotis iš tikrųjų. Tai vat ir sakau, kažkokioje vietoje kažkur kažkas tai turėtų ar tai piniginės būti, ar domenai. Vat kažkas iš tų dviejų. Čia reikėtų labai stebėti, ką Elonas kalba, žinai, ir tarp eilučių gal netgi skaityti, žinai, bet kur link viskas krypsta, žinai. Tai žinant jo meilę kriptovaliutom ar blokų grandiniai, tai nenustebčiau, kad kažkas tą linkme būtų labai sparčiai daroma. Nes nereiktų pamiršti, kad jisai nori nukopijuoti WeChat programėlę Kinijoje, o ten viskas yra vienoje vietoje. Tik tai centralizuota, aišku, viskas. Tai gal šitoj vietoj, sakyčiau, reikėtų kreipdėmėsi iš tų dalykus į piniginės ir kažkokią tai socialinę tapatybę internetinę vaistus. Reikia tikėtis, kad visi įdės pakankamai darbo ir bendruomenė pasigaus tą tokį, nes dar kol kas nei viena neišplitus jokia ta skaitmeninė idėja, yra daug bandymų, niekas niekur nėra patvirtinta, yra įvairiausių milijardierių patentų, bet kas bus labiau naudojama, tai čia tik reikia tikėtis, kad labiausiai tą bendruomenę ir žmonės pasigaus kažkas tokio decentralizuoto, kad nebūtų tai kažkoks kontrolės įrankis, o būtent mum tarnautų ta technologija, o ne kažkur ten valdžia ar tam tikrom ten įstaigom, institucijom. Atsvara vis tiek kažkokia tai bus, žinai, kad ir kaip blogai būna ten, ar CBDC bus ten, nežinau, monstriškas ar dar kažkas, vis tiek bus kažkas, tai kas sukurs, padarys, išviešins, čia kaip, žinai, knygnešių laikai, žinai, kad ir koks ten buvo draudimai, nežinau, baudimai,
vis tiek knygas nešiojo, žinai, kažkas darė, lietuvybė saugo ir taip toliau. Tai čia per tokį pavyzdį galiu pasakyti, kad, nu, vis tiek bus apeinama, bus būdų ieškoma ir ta atsvara kažkokia tai bus gimdoma. Nu, vėl kaip ir tą patys mineriai Kinijoje uždrausta, bet toliau kasa, žinai. Ieško ir randa jo ten. Ne, visada yra būdų. Kalbant apie tos būdų radimus, nes mes jau čia sakėm apie valandą, gal bandysim pašnekėti, jau kalbam virš valandos, tai kad čia visko nesukalbėti per vieną kartą, tai kaip rasti tų būdų, kad padaryta 100x. Mes čia kalbam, politikuojam, bet aktuali informacija, kaip čia tai 100x bear market'e dabar padaryti. Tai prie tų pačių airdropų turbūt grįžčiau. Tai dabartinė veikla, žinai, kur ten keli doleriai, su to pačiu Arkham projektu ir panašiai, tai keli doleriai atnešė tą 100x. Tai sakyčiau, bear market'e nereiktų labai tikėtis ar bandyti investuoti. Nors vėl, žinai, pats savo gal prieštaraučiau, žinai, kad gal kaip tik dabar yra pats tas laikas, žinai, kažką tai gero įsigyti, bet vėl, kas tas geras, kas bus aktualu, žinai, po metų, reikia labai gerai pagalvoti. Tai vis vien, sakyčiau, tie projektai, kurie turi finansavimą ir yra airdropų didelė tikimybė. Tai sakyčiau, va čia tas 100x ir yra turbūt lengviausiai, žemiausiai kabantis obuolys. Supratau, tai reikia žodžiu pintinę ir laukti mokymų, kur papasakosi, kaip tas obuolius nusiskint. Nu, bandysiu, tikrai manau, kad bus informatyvu ir naudinga. Nu ką, ačiū tau, aš manau, vakaras atėjo, reikia čia nebekankinti ir kitų, daug įdomių dalykų pakalbėjom. Bandysim vėl turbūt kažkada tokį pokalbį padaryti, visada įdomu išgirsti tavo nuomonę apie skirtingus dalykus. Nu, pabandysim, gal aš dabar pakalbinsiu dar kažkokių tai keletą žmonių įdomesnių, irgi turiu nusimatęs iš tokių didesnių, bet nežinau, kol kas negaunu atsakymą, tai iš tų tokių influencerių didelių mūsų lietuvių, tai matysim. Jo, dar minėdamas ICO pradžioj pokalbio Zuoką minėjai, būtų įdomu su Zuoku pakalbėti apie kriptą. Bet matai, seniai buvo, bet tikrai man aš nustebinau, iš tikrųjų net nežinojau, žinai, kai ieškojau apie Justą Pikelį informacijos, tai kažkaip tuo pat metu, man atrodo, anksčiau dar prieš Justą Zuokas buvo savo monetą kažkokią tai paleidęs. Tai va. Nu, jis daug kur toks, aš kaip suprantu, sudalyvavo biškai gal anksčiau laiko, negu kai tai pasigavo pagreitį, tai iš tos pusės irgi būtų. Jeigu kas pažįsta asmeniškai, tai duokit žinią, pašnekinsim. Jo, būtų įdomu, kiek ten būtų prisiminimų iš to laiko, kaip ten kas vyko. Tai va, tai ką, ačiū tau, Dainiau, tikrai visada malonu pasikalbėti ir tikiuosi, kad labai greitai pasimatysim. Nu, ačiū tau, kad pakalbinai, kad nežinau, kiek čia buvo įdomu su manim kalbėti, bet tikėkime, kad patiko. Nu, geresnio pašneko penktadienio vakarui nesugalvočiau. Tai nebent Sailoras. Tai, tikrai. Nu, Sailoras, aš iš jo labiau galiu tikėtis ir žinot, ką jis jau pasakys. Nu, tu vis tiek kažkaip pasakai kitaip, negu gal aš tikėčiausi. Puikiai, žodžiu, ačiū tau. Ir ačiū klausysiam ir iki greito. Iki.